Laba diena visiems, kas susirinkote ir kas žiūrėsite šį įrašą. Smagu, kad skiriate savo laiką, kad domitės emocijų tema, nes iš tiesų ši tema yra labai labai svarbi. Taip, mūsų palengva daugėja, smagu visas matyti. Na, kiek matau moteriški vardai. Tad šį sekmadienio jau ne rytą, bet dar ir ne dieną pasidalinsiu apie emocijas. Ir pradėsiu nuo to, kad iš tiesų jausti apskritai nėra lengva, ne visada yra smagu jausti kažką. O jeigu kalbam apie sudėtingas emocijas, kurių dėja yra dauguma, iš tų emocijų, ką mes jaučiam, tai tikrai gali būti nelengva. Ir todėl mes stengiamės išvengti nemalonių emocijų. Ir kaip mes tai darom? Na, iš esmės, pagrindinis būdas, ką mes puikiai mokam daryti su emocijomis, tai yra emocijų slopinimas. Ir greičiausiai jums pažįstamas reiškinys ir ko gero ir jūs taip mokat daryti. Na, tarytum nuslopini ir tada galima apsimesti, kad nėra tų emocijų. Na, bet kokiu atveju, tokiu būdu mes tikrai nepadedam savo ir nedarom savo gero darbo. Nes jeigu mes emocijas nuslopinam, jeigu mes jų neišgyvenam, jos niekur vis tiek nedingsta. Ir anksčiau ar vėliau, bet kokiu atveju ras išėjimą. Tik tas išėjimas gali mums nelabai patikti. Na, toks labai pažįstamas, turbūt pažįstama situacija, kai slopinam emocijas, o tada vyksta sprogimas. Tokie nekontroliuojamos agresijos pliūpsniai. Slopinamos emocijos gali sukelti, suformuoti energijos trūkumą, motyvacijos staiga nebėra. Pasyvi agresija pradeda reikštis, kai mes netiesiogiai pradedam kandžioti kitus žmones pačiais įvairiausiais būdais. Na ir pagaliau autoagresija, tai yra, kai pradedam kenkti savo vienokiais ar kitokiais veiksmais. Ir be abejo įvairūs susirgimai, taip vadinama psichosomatika, nes emocijos jos turi kažkur išeiti. Na ir kur randa būdą, taip ir išeina. Jeigu mes neįsisąmoninam to, kas vyksta su mumis, jeigu nesimokom būti su emocijomis. Kai mes slopinam emocijas, mes prarandam ir tai, ką jos mums galėtų duoti. Ir esu kalbėjusi apie emocijas jau tikrai nemažai, bet šiandien būtent akcentas į tai, ką gali mums duoti emocijos ir kam jos apskritai reikalingos. Ir pirmas toks momentas, emocijos yra energijos ir gyvybingumo šaltinis. Ir tuo pat metu kiaurymė energijos nutekėjimui. O nuteka energija būtent slopinimo būdu. Kai mes slopinam emocijas, mes prarandam energiją, arba kai išsitaškom. Nepanaudojam energijos, o tiesiog tie pliūpsniai agresyvūs, kai išsiveržia. Tai lygiai taip pat mes prarandam energiją. O kodėl mes išmokom nuslopinti? Nes visų pirma, kažkas mums papasakojo, kad yra kažkokios geros emocijos ir blogos. Blogų jausti negalima, bet nesvarbu, kad negalima, aš vis tiek jas jaučiu. Ir tam man reikia surasti priežastį kažkur išorėje, kad galėčiau pateisinti tai, ką jaučiu. Na, o priežasčių mes galim surasti pačių įvairiausių. Na, tarkim, televizijos žinios,
socialinė erdvė, kažkokie kitų žmonių gyvenimai. Ir tarytum atrandu šaltinį, kodėl aš jaučiu kažkokią blogą emociją. Ir kai tai randu, tarytum ateina toks nusiraminimas. Nes žinau juk, kad geri žmonės jaučia tik geras emocijas, o blogi žmonės, jeigu tu jauti blogas kažkokias emocijas, tai su tavim kažkas yra blogai. Ir kai tarytum mane aš pateisinu savo tą blogą, taip vadinamą emociją, aš išlieku geras žmogus, kuris nejaučia blogų emocijų. Bet tol, kol mes slopinam blogas emocijas, kol nenorim pripažinti to, ką jaučiam ir ieškom šaltinio kažkokio išorėje, mes nieko negalim padaryti. Nes šaltinis emocijų yra mūsų viduje. Ir į emocijas verta žiūrėti tiesiog kaip į energijos šaltinį, kuris nėra nei geras, nei blogas. Nėra gerų emocijų, nėra blogų emocijų. Tiesiog kiekviena emocija atlieka savo funkciją. O jeigu iš kitos dar pusės pažiūrėsim, kiekviena taip vadinama bloga emocija, jinai turi savo gerąją pusę. Kaip ir kiekviena gera emocija turi blogą pusę. Na, džiaugtis, pavyzdžiui, paimkim pavyzdį džiaugsmas. Na, visiems faina džiaugtis. Visiems patinka džiaugtis. Bet jeigu įsivaizduosim, kad džiaugsmas tai yra braškės su grietinėle. Ir jūs mėgstat tas braškės su grietinėle. Ir kai tai valgai ten kartą per savaitę ar 2 kartus per savaitę, tai yra neįtikėtinas skonis. Bet dabar jeigu įsivaizduosit, kad tos braškės su grietinėle pusryčiams, pietums, vakarieniai ir taip savaitę, 2, 3, na turbūt po kurio laiko braškės iš tikrųjų įgautų tokį labai jūsų akyse, jūs į braškes pradėtumėt žiūrėti visiškai kitaip. Tai su emocijomis lygiai taip pat. Mums tik atrodo, kad jeigu aš visada jausčiau tik džiaugsmą, gyvenimas būtų fantastiškas. Deja, bet taip tik atrodo ir taip nebūtų. Emocijų reikšmę psichiniam gyvenimui mes galim palyginti su pojūčiais fiziniame pasaulyje. Na, įsivaizduokit, kad apskritai tokį gyvenimą, kuriame nebėra skonių, nebėra aromatų, nebėra spalvų. Būtų liūdesys, tiesa, toks juodai baltas, beskonis, bespalvis gyvenimas. Tai lygiai taip pat ir emociniai išgyvenimai, jie užpildo kiekvieną mūsų akimirką gyvybę. Ir leidžia mums tiesioginę prasme išgyventi, pajausti tą akimirką, pajausti tos akimirkos svarbumą, vertę. Ir emocijos daro mus gyvais žmonėmis. Primena, kad mes esam ne robotai, ne funkcijos, o gyvi, tikri žmonės. Ir tai labai žavu. Iš tiesų žmogus, kuris jaučia viską, labai žavus žmogus. Ir jeigu emocijų nebūtų, vėlgi įsivaizduokim, bet ką be padarytumėm, ką be patirtumėm, kas bevyktų, mes jaustumėm visada tą patį, tai yra nieko. Ir tame nėra gyvybės, tame nėra judesio, tame nėra jokio įkvėpimo. Na, toks labai nykus gyvenimas. Todėl dar kartą, pirma mintis, jums aišku, kad žinoma, bet ją laiks nuo laiko verta prisiminti, tiesiog nėra gerų ir nėra blogų emocijų. Yra tik energijos šaltinis. Ir klausimas, kai mes jaučiam emociją, tai klausimas ne tame, kad mes kažką blogai jaučiam. Mes visada jaučiam tai, ką galim jausti. Ir jaučiam visada teisingai mums. Tai
klausimas tik tame yra, kad o ką mes darom tada, kai jaučiam kažką ir kaip mes tai panaudojam. Ar atkreipiam į tai dėmesį, ar žinom, ką kalba mūsų emocijos, ar žinom, į kurią pusę pasižiūrėti ir ką vertėtų spręsti. Ir dar labai tas gražus momentas yra emocijų, kad jos leidžia mums atskleisti individualumą. Na, vat jo tarytum praneša, kad mes esam skirtingi. Ir kai mes draudžiam, kažkaip vengiam jausti emocijas, mes tarsi uždraudžiam sau reikšti šiame pasaulyje taip, kas mes esam iš tikrųjų. Ir jeigu atkreipia dėmesį, į tą pačią situaciją kiekvienas žmogus reaguoja skirtingai. Jo reakcija, jo emocijos yra apie jį, apie tai, kas jis yra. Na, paimkim pavyzdį tokią, tarkim, žiūrim mes į porą susikibusią už rankų, vat eina gatve. Ir kažkas gali jausti susierzinimo tuo momentu, nes jam atrodo, jisai kažkuo tiki, kad, tarkim, viešumoje čia už kokių rankų kabinėtis, o Dieve, kaip nepadoru. Na, tarkim, ane? Kažkas žiūrėdamas pajaus švelnumą, kažkas žiūrėdamas pajaus ilgesį ir vienatvę, o kažkas apskritai nesureaguos. Ir taip yra kiekvienoje situacijoje. Būtent emocijų pagalba mes galim susitikti su tuo savimi, kurie esam iš tikrųjų. Ir su kitais žmonėmis lygiai taip pat. Pažinti save, pažinti kitus žmones. Ir pažinti ne tik paviršio, pažinti giliau, nei gilesnius sluoksnius, ne tik išorėje demonstruojama kaukė. Ir tai yra labai labai gražu. Tiesa, jeigu taip per tą prizmę žiūrėsime emocijas, tai yra labai įdomus pasaulis, galintis mums atverti labai daug svarbių aspektų, tiek apie mus, tiek apie kitus žmones. Svarbiausia žiūrėti į tai, pamatyti, stebėti ir be abejo suvokti, o apie ką yra viena ar kita reakcija, viena ar kita emocija. Dar vienas labai svarbus aspektas, kad tada, kai mes neįsisąmoninam emocijų, jos mus valdo. Apie ką šita istorija? Na, tiesiog greičiausiai nėra tokios stipresnio jungiklio, kuris aktyvuoja vienokį ar kitokį mūsų elgesio modelį. Net jeigu mes bandom nejausti vienos ar kitos emocijos, tai nereiškia, kad ji nedaro savo darbo. Tiesiog jeigu atkreipia dėmesį, kai vyksta kažkas, tiesiog mes automatiškai reaguojam ir automatiškai pasirenkam, na, tas pasirinkimas yra visiškai nesąmoningas, vieną ar kitą elgesį, nes visa tai jau yra mumyse įrašyta. Ir jeigu, kaip ir sakiau, jeigu mes to neįsisąmoninam, nesuvokiam, tai veikia automatiškai. Ir gaunasi, kad emocijos mus valdo bet kokiu atveju. Norim mes to, nenorim, net ir tada, kai nuslopinam emociją ir bandom apsimesti, kad kažko nejaučiam. Arba kai vengiam susitikti su kažkokia emocija, mes galim pradėti vengti ir veiksmų, o kartais ir apskritai paties gyvenimo. Na, pavyzdžiui, vengi skausmo. Ką darai? Neini į santykius, vengi santykius kurti. Bijai baimės, arba vengi baimės. Na, tarkim, nekeiti darbo, nesiaiškini kažkokių svarbių klausimų ir daugybės dalykų gali nedaryti, nes nenoriu susitikti su ta emocija. Vengi susitikti su savo kalte, visus kritikuoji. Arba esi toks labai geras žmogus,
kuris stengiasi visiems įtikti, visiems pasiaukoti, atsisakyti savo poreikių norų, kad tik kitiems būtų gerai, nes jeigu jiems bus negerai, man teks susitikti su savo kalte ir aš vengiu šito susitikimo. Vengi susitikti su gėda, tarkim, neini į vakarėlį, nereiški savo minčių, vengi pykčio, tyli ir tada, kai tau užlipa ant kojos ir dar ją pamindo. Ir taip toliau. Nes kiekviena emocija tai yra susijusi, suformuoja tam tikrą elgesio modelį. Taip vadinamos kaukės susiformuoja kiekvienos emocijos. Kiekvienai emocijai būdingi tam tikri elgesio ypatumai. Ir taip galima slopinti emocijas, galima nežiūrėti į jas, bet, tai mums nieko gero neduoda. Ir va dabar, kai pasakoju, sakykit, ar atpažįstate, kažkokius aspektus, kuriuos tiesiog pastebit savo gyvenime. Galbūt, vengiat kažkokių dalykų, kažko nedarot, kažkur neinat, su kažkuo nebendraujat, nesiaiškinat, sakot, ai, ir nereikia, aš nedarysiu ir nekalbėsiu, labai čia reikia. Ar jaučiat, kaip emocijos, ar matot, kaip emocijos daro įtaką ir valdo jūsų elgesį? Ir be abejo, emocijos susijusios yra ir su mąstymo šablonais. Kas nors parašykit. Taip, žinoma, taip. Aš čia be abejo labai nedaug tų pavyzdžių sakau, bet jeigu patyrinėtumėt, tai tiesiog pamatytumėt labai daug dalykų, kurių nepradeda daryti, kuriuos atidėliojat, kurių nesprendžiat, yra susiję su emocijom. Ir jeigu norim gyvenime kažką išspręsti, mums neišvengiamai teks susitikti su emocijom. Šito susitikimo neišvengsim niekaip. Juo labiau, kad emocijos tai yra informacijos šaltinis. Tai yra signalai, kurie padeda mums orientuotis supančiame pasaulyje. Paprasčiausias momentas. Emocijos padeda mums suprasti, kas mums patinka, o kas nepatinka. Kas mums tinka, o kas mums netinka. Emocijos praneša, kas vyksta. Ar gerai vyksta, ar taip vyksta, jaučiu džiaugsmą, tarkim, pasitenkinimą, ramybę. O jeigu vyksta kažkas ne taip, aš galiu jausti pyktį, galiu jausti baimę, kaltę ar dar kažkokias kitas emocijas. Ir emocijos, jos veikia visada, šitas mechanizmas veikia be perstojo. Net ir tada, kai sąmoningai mes užsiimam kažkokiais kitais klausimais, kažkokiom veiklom, sprendimais, užduotimis, emocinis fonas vis tiek dirba. Vat kaip navigacija. Kas dabar vyksta? Navigacija, kuri reaguoja į viską, kas vyksta aplinkui ir praneša. Mes jaučiame tą signalą tuo met, kai tai, kas vyksta, yra svarbu mums. Nes jeigu mes reaguotumėm į viską, kas vyksta, tai greičiausiai net laikytų sistema. Todėl vis tik mūsų sistema yra labai išmintinga. Ir siunčia mums signalus tik tuos, kurie mums yra svarbus. Ir būtent per emociją. Bet kiekviena emocija tai yra tarytum toks geras draugas, kuris ateina, atneša kažkokią svarbią informaciją, ją pateikia tau, o kartu dar atsiveda ir pagalbininkus, hormonų pavidalu, tam, kad situacija būtų išspręsta. Ir mūsų užduotis pasitikti tą draugą, atverti jam duris, pavaišinti arbata, išklausyti ir padėkoti. Nes O mes labai dažnai elgiamės priešingai.
Emocija siunčia mums signalą, siunčia, o mes ignoruojam, slopinam. Ir kažkuriuo metu kyla noras, aš noriu to nebejausti. Tai yra variantas nejausti kažkokios emocijos, išspręsk situaciją ir nejausi to. Ir labai dažnai, va tokie būdai kaip, tarkim, emocijų paleidimas, kažkokie iškvėpavimai, tai yra pagalbiniai įrankiai. Pagrindinis įrankis yra sprendimas situacijos, dėl kurios kilo šita emocija. Nes jeigu norisi, tarkim, kad gyvenime būtų mažiau baimių, tai teks spręsti situacijas, dėl kurių kyla baimė. Jeigu norisi mažiau kažkokios kitos emocijos, teks spręsti situaciją, apie kurią praneša ta emocija. Tai vat toliau ir labai trumpai apie kai kurias emocijas, ką jos praneša, jau konkrečios emocijos. Na, pradėkime nuo baimės. Turbūt tokia labiausiai pažįstama emocija. Susiduriam dažnai su ją. Ir baimės temoje vertėtų atskirti baimės instinktų lygmens ir socialinės baimės. Tai vienu atveju mes su tom baimėm nieko jų nesumažinsim, nes jos yra apie mūsų fizinės gyvybės išsaugojimą. Tai yra visada baimė signalizuos, kad, tarkim, apskritai baimė signalizuoja apie tai, kad yra grėsmė. Ir tarkim, jeigu žiūrėsim į baimės instinktų lygmenyje, tai kai jaučiam baimę stovėdami ant kažkokio, nežinau, prie aukštam, daugiaaukščiam name ant stogo ir priėję prie krašto jaučiam baimę. Tai yra natūralu. Jeigu einam tamsiu paros laiku ir jaučiam baimę, tai yra natūralu. Jeigu, tarkim, prieš akis nežinomybė, nežinau, kas atsitiks, tai yra natūralu. Tai yra baimės susijusios su mūsų išgyvenimu. Ir viskas tvarkoj, tegu jos būna, tegu jos mus saugo. Kiek kitaip yra su socialiniam baimėm, kurios yra sukurtos, iš esmės evoliucijos eigoje atsirado, tam, kad išgyventumėm tarp žmonių. Šitos baimės lygiai taip pat siunčia informaciją, praneša apie pavojų, apie grėsmę kažkokią. Bet čia labai svarbu atkreipti dėmesį, ar grėsmė yra reali, ar įsivaizduojama. Nes mūsų psichika neatskiria, kas yra realybė, o kas yra nerealybė. Ir jeigu aš galvoju, kad yra grėsmė kažkokioj situacijoj, aš neišvengiamai jausiu baimę. Na, o socialinės baimės yra apie ką? Atstūmimo baimė, baimė, kad nepatiksiu, o jeigu nepatiksiu, tai manęs nepriims. Nesėkmės baimė, kaip aš atrodysiu, kitų žmonių akise, o gal sėkmės baimė ir taip toliau. Ir daugybė tų socialinių baimių yra susiformavę. Ir ne faktas, kad visada yra reali grėsmė. Na, tarkim, bijau viešai kalbėti, bijau reikšti savo nuomonę. Ir mano galvoj gyvena mintis, kad aš išeisiu, susimausiu, mane išjuoks, pasityčios ir niekas su manim daugiau nebekalbės, nebedraugaus ir aš būsiu niekam nereikalinga ir, žodžiu, ten kažkokia katastrofa kuriama minčių lygmenį. Ir tos mintys, jeigu mes pažiūrėsim į realybę, jos yra įsivaizduojamos, tai nėra reali grėsmė. Tai yra sukurta grėsmė, o kaip mes nespecialiai prikuriam tų grėsmių neegzistuojančių. Galbūt turėjom kažkokią patirtį, kai iš mūsų pasijuokė, pasityčiojo,
pažemino, ar atstūmė, ar nepriėmė ir taip toliau. Bet tai, kad kažkada tai įvyko gyvenime, jokių būdų nereiškia, kad tai būtinai pasikartos ir tai būtinai įvyks. Bet istorija gyvena ir jaučiu baimę. Realios grėsmės nėra, o baimė yra. Tai dėl to labai svarbu, kai jaučiu baimę, pradėti nuo to, ar tai yra reali baimė ar nereali. Tiksliau, ar reali grėsmė ar nereali. Ir jau darosi lengviau. Taip pat baimė dar gali pranešti apie išstumtus norus. Tai yra tuos norus, kuriuos mes bijome pripažinti arba laikome juos kažkokiais socialiai nepriimtinais, mūsų aplinkoje nepriimtinais ir taip toliau. Baimė dar yra vedlys į vidinius resursus ir padeda sukurti asmeninės prasmes. Tokios baimės funkcijos yra. Ir labai labai gerai, kad jos yra. Baimės mus apsaugo nuo realių grėsmių ir svarbu pamatyti, kur grėsmės yra nerealios, kad tos baimės iš viso neužblokuotų socialinio gyvenimo, galimybės įgyvendinti kažkokius dalykus, kuriuos norėtųsi daryti. Rašot baimę prarasti saugumą, gali tokia būti baimė, bet vėlgi, kiek realu ir kas apskritai tas yra saugumas, labai įsivardinti savo reikėtų, jeigu yra tokia baimė. Toliau, be abejo, tai, ką aš pasakoju, tai yra tokia labai 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 maža dalis, bet labai labai svarbus aspektai. Nes kai mes pradedam suprasti, ką mums pasakoja baimė, darosi aišku, kur žiūrėti, kur sprendimas yra, kur tos duris, pro kurias aš galiu išeiti iš tos istorijos, kurioje pastrigau, tarkim. Toliau yra gėda. Vėlgi, tai yra absoliučiai socialinė emocija, o socialinė emocija tai reiškia, kad jinai yra išmokta emocija. Natūraliai jos nėra ir neturėtų būti. Bet tam, kad išgyventumėm sociume, vėlgi evoliucionavom ir prisikūrė tokių emocijų, kurios pradeda reguliuoti mūsų elgesį sociume. Ir gerai, kad jos yra. Tarkim, gėda tai yra pagrindinė žmonių elgesį reguliuojanti emocija ir ačiū Dievui, kad jinai yra. Nes jeigu jos nebūtų, tai kažin, ką mes matytumėme gatvėse. Bet tuo pat metu gėda signalizuoja, kad mes kažkur išduodam save, kažkur išduodam savo vertybės. O mūsų veiksmai ar mūsų neveikimas griauna mūsų savigarbą. Ir gėda sako, atsisuk į save, žiūrėk, kas vyksta, kelk klausimus, pradėk remtis savo vertybėmis, siek savo tikslų, gyvenk savo gyvenimą ir taip toliau, ir taip toliau. Iš esmės, gėda ir iš vienos pusės gėda reguliuoja mūsų elgesį, bet kartais jinai prireguliuoja tiek, kad mes gyvenam neaišku, kaip gyvenimą paremiam kitų žmonių įsivaizdavimais, kitų žmonių vertybėm, kitų žmonių svarbumais, jų taisyklėm, jų reikalavimais. Ir tikrai dažnai, kaip savo gyvenime, sunku aptikti save. Ir mes nuo savęs pabėgti negalim. Ir viduje gyvena ta dalis, kuri nuolat mums primena, žiūrėk, ką darai. Ir siunčia signalą per gėdą, tarkim, Ir tada
sunkumas su emocijom gali būti tas, kad kai susitinki su savo emocija, kai supranti, iš kur jinai, apie ką jinai, į kur žiūrėti, tada nutinka momentas, kad taip, tu žinai, kur išėjimas, bet tam, kad tu išeitum, reikia išeiti. Reikia daryti žingsnius, dėti kažkokias pastangas, kad tu išeitum iš tenai. O žmonės iš tiesų, nors ir labai faini yra, bet truputėlį tokie, na, kaip tinginiai ta prasme, kad pokyčių imtis ir dėti pastangas ir žingsniuoti labai nesinori. Ir todėl labai dažnai mes tiesiog įstringam tose istorijose, kurios nors ir nelabai gal smagios, bet yra įprastos, pažįstamos, aiškios. Na ir mūsų protas be abejo, jisai apie tai, kad jisai nenori eikvoti savo resurso ir sako, ne, tau nereikia pokyčių, tu nieko nedaryk ir į emocijas irgi nežiūrėk. Nes jeigu pažiūrėsi, tai tada nebegalėsi atmatyti viskas, jau kai suprasi, iš kur teks eiti pirmyn. Ir dėl to emocijų temos kartais irgi žmonės vengia tiesiog, sako, kokios emocijos, nieko aš nejaučiu, viskas su manim gerai. Arba sako, kokios emocijos yra. 3 emocijos, kaip jaučiuosi, gerai, blogai arba normaliai. O aš jaučiuosi normaliai ir atstokit nuo mane su savo emocijų tema. Tai va, keliaujam toliau, dar yra tų emocijų nemažai. Kaltė. Kita emocija, tokia labai dažna emocija ir mūsų visuomeniai jinai labai labai dažna, nes iš esmės mes užauginti kaltės temoje, ne? Ir kaltė, kaip ir gėda, yra absoliučiai socialinė emocija. Nieko bendro neturi su mūsų išgyvenimu, fiziniu išgyvenimu, su mūsų kažkokiais kitais natūraliais poreikiais, o tai yra tik sociume reikalinga emocija. Ir vėlgi, gerai, kad jinai yra, reguliuoja, kartu su gėda reguliuoja žmonių elgesį ir išlaiko sociumo egzistavimą, nes be šitų emocijų sociumas apskritai turbūt negalėtų egzistuoti. Ir kai mes jaučiam kaltę, į ką vertėtų atkreipti dėmesį. Vėlgi, kaltė pasidalins į realią kaltę ir neurotinę kaltę. Ir kartais kaltė praneša apie tai, kad mes padarėm realią žalą kitam žmogui. Ir dabar dėl to jisai jaučiasi blogai, jisai dėl to kenčia, o mums tai svarbu. Nes jeigu tas žmogus nėra svarbus, tai ir mums nerūpi, kaip jisai jaučiasi, mes greičiausiai nejausim kaltės. Ir tarytum tada kaltės jautimas, jisai skatina ištaisyti, kažkaip situaciją, galbūt atsiprašyti, kažkokiu būdu išpirkti kaltę, pakeisti elgesį. Nes realios kaltės atveju tai yra vienintelis kelias, yra kaltės išpirkimas. Vienintelis kelias. Bet be abejo, jeigu kalbam apie atsiprašymą, turbūt keistai atrodo, kai žmogus atsiprašo 35 kartą dėl to paties ir net nežada keisti savo elgesio. Tai greičiausiai tai yra formalus elgesys ir jam nelabai rūpi, kas vyksta. Nes jeigu iš tikrųjų rūpi ir tu suvoki, kad kažkaip blogai pasielgiai su kitu žmogumi ir tau tai svarbu, tai tikrai tu stengsies taip nebekartoti to elgesio. Ir atsiprašymas yra vienas iš tokių labai dažnai naudojamų kaltės išpirkimo būdų. Bet po kokio turbūt 3 karto atsiprašymas praranda visiškai savo vertę. Visiškai. Jisai tampa apie nieką, nes jeigu tai kartojasi, tai kam atsiprašinėti, vis tiek niekas nepasikeis.
O mes, žmonės jautrūs, kai mūsų atsiprašo, mes linkę patikėti tuo kitu žmogum, ir taip toliau, ir pačių įvairiausių istorijų. Ir galim pastrikti tokiuose, gan keistuose santykiuose, su kitais žmonėmis. Nes jiegi atsiprašė. Juo labiau, kad tie, kurie labai piktnaudžiauja atsiprašymais, iš jų tikrai dažnai gali išgirsti, kad tu sakai, tai palauk, kiek tu kartų gali tą patį daryti, tarkim, klausia. Sako, kas yra, taigi aš atsiprašiau, ko tu dar iš manęs nori? Jo noriu arba nenoriu, čia jau kita istorija. Tai vat realios kaltės atveju yra daugmaž taip. Bet labai dažnai mes jaučiam kaltę ir tada, kai jokios realios kaltės, realios žalos mes niekam nepadarėm. Kaltę mes jausim tada, kai prisiimam savo tai, kas nėra mūsų. Pavyzdžiui, prisiimam kaltę dėl kito žmogaus gyvenimo. Arba prisiimam kaltę dėl kito žmogaus jausmų. Arba dar dėl kažko. Bet mes prisiimam atsakomybę. tą atsakomybę, kurios mes negalim prisiimti. Ir tada mes o kadangi atsakomybės mes negalim nugyventi kito žmogaus gyvenimo, mes negalim jo išgelbėti, jeigu jisai nesiduoda gelbėjamas ir pats nenori išsigelbėti. Jeigu jisai ten kažkaip jaučiasi blogai ir nieko su tuo nedaro, mes nieko negalim padaryti. Ir tada neišvengiamai jausim kaltę. Tai kai tik tai už kitus žmonės, kai tik tai bandom prisiimti tai, su kuo mes negalim susitvarkyti, mes jausim kaltę. Arba kaltę jausti galim ir tada, kai patenkam į manipuliatoriaus letenas. Galim jausti kaltę. Kaltė gali signalizuoti, kad vyksta manipuliacija. Beje, gėda taip pat gali signalizuoti, kad vyksta manipuliacija ar emocinis šantažas, bet kaltė ir baimė taip pat šitoj kompanijoje. Baimė, gėda ir kaltė tai yra emocijos, kurias naudojam manipuliacijose. Tai jaučiat ir kartais jos signalizuos apie tai, kad jumis manipuliuoja. Arba užsiima emociniu šantažu šią akimirką. Toliau galim kalbėti apie nuoskaudą. Tai vėlgi labai stiprus išgyvenimas nuoskauda. Ir nuoskauda gali signalizuoti apie lūkesčių neatitikimą realybei. Kai mano lūkesčiai neatitinka realybės. Nuoskauda tai yra emocinė reakcija į kito žmogaus elgesį, kurį mes suvokiam kaip kažkokią nemeilę, kažkaip elgiasi ne taip, kaip aš tikėjausi. Ir nuoskauda visada rodys, kad tas žmogus, tie santykiai yra svarbus. Nes ten, kur santykiai nesvarbus, ten, kur žmogus nesvarbus, nuoskauda nesiranda. Maksimos parduotuvėje kasininkai greičiausiai nejausit nuoskaudos, kaip jinai be pasielgtų. Ir iš tiesų, kai mes jaučiam nuoskaudą, tai visų pirma, mums verta peržiūrėti savo lūkesčių realumą, pasižiūrėti į kitą žmogų ne per nuoskaudų filtrą, o pamėginti pamatyti tą žmogų tikrą. Taip pat, tam taške, kai mes jaučiam nuoskaudą ir kai mes gebam įvertinti savo lūkesčių realumą, kai mes gebam pamatyti kitą žmogų ne per nuoskaudą, o iš tikrųjų pamatyti tokį, koks jisai yra, tuomet mes atsirandam tokiam taške, kai galim tiesiog padėti tašką
ir pabaigti tą santykį, arba galim judėti į kitą pusę, pradėti kurti kokybiškai naujus santykius. Be abejo, teks dirbti su nuoskaudom, paleidinėti, aiškintis dalykus, kalbėtis ir taip toliau, bet neštis nuoskaudą tai yra eikvoti energiją. Neštis nuoskaudą ir palaikyti santykius nuoskaudų pagalba, tai yra ne apie meilę ir ne apie tikrus santykius. Vat nuoskauda taip, jinai gali lygiai taip pat bando kreipti mūsų dėmesį, kuo pagristi mūsų santykiai su kitu žmogum. Nes gali būti pagristi nuoskaudomis ir kalte, o gali būti pagristi meile, pagarba, rūpesčiu, dėmesiu ir taip toliau. Dar yra tokia labai įdomi emocija, pasibjaurėjimas. Apie ją mažai kalbama, bet jinai labai labai svarbi. O svarbi jinai tuo, kad praneša mums, kad yra kažko per daug arba kažkas ne taip. Ir atėjo laikas arba sumažinti kiekį, arba atsitraukti nuo kažko. Ir čia kalbam apie visas gyvenimo sritis. Persidirbam, nes nejaučiam pasibjaurėjimo. Persibendraujam, nes nejaučiam pasibjaurėjimo. Nutrūkęs kontaktas su šita emocija ir mes išvis nefiksuojam. Iš esmės, tai ši emocija yra apie visas istorijas, kur yra per daug, kur mes nejaučiam saiko. Bet nėra to stabdžio, kuris sako pala. Ir ateinam iki tokių, visiškai totalaus išsekimo, perdegimo, nuovargio totalaus ir taip toliau. Vat kai nežiūrim į šitą emociją, į pasibjaurėjimą, o tam, kad pradėtumėm vėl jausti, kur yra ta riba, kur man reikia sustoti, atsitraukti, pailsėti, padaryti, tarkim, pertrauką, pabūti, galbūt vienumoje ir vėl keliauti toliau, pasikrovus resurso. Tai vat, jeigu nežiūrėsim į šitą emociją, tai pas mus nėra to pojūčio, kada gana. Ir net ir atrodo, vat bendrauji ir jau nuo tų žmonių atrodo, kaip ir, jau negera su jais būti. Ir kai mes suprantam, mes galim atsitraukti, o jeigu nesuprantam, įsijungia kiti modeliai. Mes, kai pervartojam kažko, tarkim, pradedi pykti ant tų žmonių, pradedi sakyti, kad, vat jie kažkaip blogai elgiasi, pradedi juos kaltinti, kritikuoti, o jie tai darė taip, kaip jie darė, o čia aš nepadariau, tada, kai man jau signalą aiškiai siuntė, kad viskas gana, sustok. Ar nepavargot? Nes dar apie kelias emocijas, dar apie pyktį, pavydą. Ar dar turit jėgų klausytis ir noro? Turit. Gerai. Gerai. Tai papasakosiu. Toliau turim tokią labai irgi svarbią emociją ir labai reikalingą emociją, tai yra pyktis. Pykti negalima, pyksta tik blogi žmonės, pyktis jūs griauna ir taip toliau. Ir meluoja visą tai. Nes pyktis tai yra tobula emocija, tobula, jeigu mokam su ja elgtis, jeigu mokam su ja būti. Visų pirma, pyktis praneša apie tai, kad yra nepatenkinti mūsų poreikiai kažkokie. Pradedant baziniais poreikiais, baigiant aukštesniais poreikiais. Bet apie visus mūsų poreikius nepatenkintus poreikius praneš pyktis. Susierzinimas. Pyktis tai nuo tokio lengvo susierzinimo iki stipraus įniršio gali būti. Bet ir visa tai apie pyktį. Ir labai gerai, kad praneša.
svarbiausia, atkreipti į tai dėmesį. Kai mes pykstam, pirmas klausimas, koks poreikis dabar nepatenkintas. Tai vienas aspektas. Antras aspektas, pyktis praneš apie pažeistas asmeninės ribas. Vat kažkas atėjo, tarkim, suplanavo už mane mano laiką ir sako, tu šeštadienį veiksi tą ir tą. Ir kyla susierzinimas. Ir pyktis, siųsdamas signalus, jisai duoda labai daug energijos tam, kad būtų išspręsta netenkinanti situacija. Bet konkreti pykčio paskirtis. Jisai parodo, į ką reikia žiūrėti ir duoda energiją. Bet kadangi papasakojo, mums, kad pyktis yra blogai, kad pykti negalima, mes tą energiją, užslopinam. Kaupiam, nežiūrime poreikius, nežiūrime asmeninės ribas, su tuo nieko nedarom, tiesiog kaupiam. Ir kažkurią akimirką, jau kai nebeatlaikom, sprogstam. Ir tada visi sužino, ką mes apie juos galvojam, taip iš dūšios. Ir sužino net ir tai, ko mes negalvojam apie juos. Bet va čia ir yra labai svarbus momentas. Jeigu mes jaučiam pyktį, mes gaunam energijos. Ir tai yra nuostabu. Todėl tenka mokytis panaudoti pykčio energiją. Panaudoti sprendimams. Taip pat dar viena pykčio funkcija tai yra paslėpti kitas sunkesnes emocijas. Nes tarkim, pykti gali būti lengviau negu jausti baimę. Pykti bus lengviau negu jausti gėdą. Tai vat vėlgi dar vienas momentas, į ką verta atkreipti dėmesį. Jeigu, tarkim, nematau nepatenkintų poreikių ir pažeistų asmeninių ribų, tuomet verta žiūrėti, o kas toliau, kas giliau, kas už pykčio gali pasislėpti. Ir tarkim, gėda. Iš gėdos žmogus taip gali supykti. Žmogus, kuris jaučia kaltę, jisai gali būti piktas. Žmogus, kuris pavydi, gali būti piktas. Žmogus, kuris, tarkim, jau persivartojo, persivalgė kažko, jisai gali būti piktas ir taip toliau. Tai vat po pykčių mes tikrai galim aptikti tokių istorijų. Ir galim po pykčio atrasti skausmą, daug skausmo, sielvartą. Nes pyktis veikia kaip nuskausmintojas. Bet jeigu fiziškai ką nors skauda, jūs greičiausiai pastebit, kad daugiau susierzinimo būna. Arba kažkam skauda, tarkim, galvą, tu kažko klausi, eik iš čia, nelįsk prie manęs, nes neįmanoma. Bet pyktis. Ir tai yra tobulas mechanizmas, kai pyktis padeda tiesiog lengviau išgyventi tą skausmą. Arba kažkoks praradimas, arba kažkokia netektis. Vėlgi būna etapas, kai būna daug pykčio tam, kad mes išgyventumėm, kad mes nesubyrėtumėm ir nesugriūtumėm. Tai tiesiog pykčiui dėkoti reikėtų ir visoms kitoms emocijoms už tai, kad leidžia mums išbūti šiame gyvenime. Toliau tokia vėl dažnai sunkiai pripažįstama emocija yra pavydas, nesgi pavydas vėlgi negerai, o visai gražių aspektų pavydas turi. Vėlgi, čia kalbant apie kiekvieną emociją, emocija kurs žalą ir bus kenksminga tada, jeigu mes apsimesim, kad to nėra. Ir slopinsim. Taip tada viskas eina į griovimą. Bet jeigu mes įsiklausysim į siunčiamą signalą ir pažiūrėsim į tą pusę, apie ką kalba emocija, tai kiekviena emocija tai yra lobis, gėris, tai yra tiesiog vertė didžiulė. Tai su pavydu lygiai taip pat.
galim pavydėti ir kažkaip užsigraužti iš pavydo, o galim atkreipti dėmesį. Nes pavydas mums praneša, rodo tai, kas mums yra svarbu. Vat ką turi kitas, o mes neturime, bet norėtumėm turėti. Mums tai yra svarbu, bet mes nepavydim to, kas mums nėra svarbu. Ir vat pavydas siunčia žinią apie trūkumą. Ir dar fantastiškas momentas, kad pavydime mes tik to, ką mes galime turėti. Mes niekada nepavydėsim to, ko, turim tikėjimą, įsitikinimą, kad aš to negaliu, pasiekti, aš to negaliu turėti, aš taip negaliu būti. Jeigu aš pavydžiu, tai reiškia, kad aš galiu. Toliau kitas klausimas, ar aš vat yra trūkumas, aš pavydžiu, signalas, kad aš galiu, ir tada klausimas, o aš tikrai noriu tai turėti. O čia padės įsivertinti įsivertinimas kainos. Vat ką man reikės sumokėti už tai, kad aš tai turėčiau. Sumokėti laiku, pastangom, dar kažkuo. Ir ar aš noriu tai daryti. Nes kartais, kai pamatai kainą, kurią teks sumokėti už tai, ko tu pavydi, pavydas tiesiog dingsta. Nes tu supranti, ne, aš nenoriu mokėti tokios kainos, man to nereikia. Taip, aš galiu, taip, norėtųsi, bet, nemokėsiu tokios kainos. Ir viskas gerai. Ir tada nebėra ko pavydėti. Ir vat pavydas tarsi padeda išsigryninti tai, kas mums svarbu, apie ką mes esam. Vėlgi tai yra nuostabi emocija. Ir dar apie vieną emociją, apie liūdesį. Dabar, kai pradėjau kalbėti, buvo baimė, gėda, kaltė, tai tarkim, baimė jinai yra kaip bazinė emocija ir kaip socialinė emocija, jinai dviguba. Gėda, kaltė yra absoliučiai socialinė emocija, tai išmoktos emocijos. Toliau pasibjaurėjimas yra bazinė emocija, be jos neišgyvensim. Pyktis yra bazinė emocija, be jos irgi neišgyvensim. Nuoskauda tai yra mišinys kelių bazinių emocijų. Pavydas lygiai taip pat yra mišinys. Pavydas tai vėlgi nėra prigimtinis, kažkoks bazinė emocija. Tai yra sudėtinė emocija. O vat, tarkim, liūdesys jau yra bazinė emocija, labai labai reikalinga emocija. Ir ką praneša liūdesys? Liūdesys visų pirma praneša, kad nėra jokių galimybių patenkinti kažkokio poreikio. Vat tu kažko nori, bet tai yra neįmanoma. Tarkim, tu nori, kad mama, kuri tau niekada nesakė, kad tave myli, vat imtų ir pasakytų. Ir tu vis turi tą viltį, turi ir vis tikiesi, kad taip nutiks. Bet kažkurią akimirką supranti, kad taip niekada nenutiks. Ir tu to niekada negausi. Ir tada teks išliūdėti tą momentą, Tai vat, kai liūdna, tai rodo, kad nėra kažkokių galimybių, Ir laikas padėti tašką šitoj istorijai. Vat paleisti, atsisveikinti su tuo ir nebekurti, nebeaukinti, nebelaikyti tos vilties, kad dar gali tai nutikti. Taip pat liūdesys rodo ir tai, kad kažkas pasibaigė, kažko nebeliko. Ir vėl atėjo laikas išliūdėti, paleisti, padėti tašką ir eiti pirmyn. O tokių praradimų, netekčių, pabaigų mūsų gyvenime yra daugybė. Net webinaras. Jisai turi pradžią ir jisai turi pabaigą. Jisai baigėsi ir kažko nebėra. Arba kažkokie susitikimai su žmonėmis. Vat bendravai ir tas žmogus išvažiavo. Ir nebeliko.
ir dar kažko nebeliko, jaunystės nebeliko, ne? Tik grožis liko. Tai vat daug dalykų ir juos visuomet vertėtų išliūdėti, nes liūdesys tai yra ta emocija, kuri padeda paleisti. Bet vėlgi, tau liūdna, ne, ateina kas nors ir sako, ko čia liūdi, nu ko čia dabar liūdi, nu baisiai čia. Pakelk nosį, nusišypsok ir viskas praeis. Ir vėl užblokuojam, uždarom. O ašaros, tarkim, ne, kurias mes liejam liūdesio, jausdami liūdėsi, tai yra gamtinis mechanizmas, padedantis mums sumažinti vidinę įtampą ir išplauti iš organizmo nereikalingų arba streso hormonų perteklių. Tai kuo ašaros blogai? Super ašaros, ne? Bet, nu kaip negalima. Tai va, tai realiai aš jums papasakojau apie tokias, na, bazinius dalykus, ne, kokias funkcijas atlieka emocijos ir apie 8 emocijas, į ką atkreipti dėmesį. Be abejo, vat vienas iš pirmųjų žingsnių tai yra emocijų pažinimas. Jeigu mes norim šitoj temoj kažkaip geriau susigaudyti. Emocijų pažinimas tai yra, na, sakykime, informacija apie emocijas, žinios apie emocijas, nes kiekviena emocija tai yra atskiras pasaulis. Tai yra tokios didžiulės apimtis ir pažinti visą tai yra iš tikrųjų ir labai įdomu, ir labai naudinga, kai mes pradedam gaudytis, kas iš tiesų su mumis vyksta. Toliau, gebėjimas pastebėti emocijas ir jas atpažinti, išgirs ir pamatyti va tą momentą, o ką jinai man pasakoja, kokią informaciją man perduoda emocija. O toliau mokymasis, na, tiesiog praktikavimas išgyventi tą emociją ir panaudoti jo siunčiamą informaciją ir duodamą energiją sprendimams, gyvenimui, nu, tam, ką mes norim panaudoti. Ir panaudoti taip, kad negriautų nei mūsų, nei šalia esančių. Nes kai būna kažkur, kažkokiose erdvėse, tokį patarimą skaičiau maždaug, visada turi, jeigu nori tvarios savivertės, tai turi visada kalbėti tai, kaip tau atrodo. Ir iš dalies tiesos tame yra, bet tik labai nedidelė dalis. Nu, negalima kalbėti visko, kas ant liežuvio galo tau užplaukia, ne? Ir taškyti savo vidiniu turiniu. Ir išimti savo vidinį šiukšlyną ir supilti kitam žmogui ant galvos. Bet šito negalima daryti. Su emocijom lygiai tas pats. Nu, negalima taškytis į kairę, į dešinę viskuo, kas su manimi vyksta. Todėl yra labai labai svarbu išmokti tvarkyti su tom emocijom taip, kad nežeistumėm nei savęs, nei kitų. Nes ir jūs puikiai žinot, kaip yra nemalonu, kai žmogus nevaldo savo pykčio. Ir išteškia tau, nu gerai, paskui atsiprašo. Ir kas man iš to 15 atsiprašymo? Nu kažkaip jau nebe. Ir tai yra labai nemalonu. Todėl, jeigu vis tik norisi, ne, kažkokių gražesnių santykių, gražesnės aplinkos, gražesnio pasaulio, tai teks žiūrėti į savo emocijas ir mokyti su jomis tvarkytis. Tam, kad visiems kažkaip smagiau būtų gyventi. Ir kai realiai mes pradedam priimti savo emocijas, pripažįstam, kad bet kuris išgyvenimas, bet kuria emocija turi teisę būti. Ir turi teisę būti išreikšta.
mes vis labiau artėjam prie savęs, prie savo tikrumo. Vat prie to, kas mes esam iš tikrųjų. Emocijos tiesia mums kelią. Ir kai pripažįstam ane savo kažkokias savybes, kurias laikom stiprybėmis, tai čia džiaugsmo daug ir pasididžiavimo. Bet kai pripažįstam, nu, turim mes kažkokių trūkumų, turim silpnybių ir dėl to kažką jaučiam, bet galim susitvarkyti su tuo, ne? Ir tai daro mus stipresniais, vat augina tą vidinę jėgą, atramą į save. Ir net vat kalbant apie bet kurią gyvenimo temą, iš esmės emocijos tai yra raktas, kuris atrakina dialogą su savim, atrakina dialogą su kitais žmonėmis ir kažkuria prasme atveria duris į norimus pokyčius, į situacijų sprendimą. Tai vat yra viena iš priežasčių, kodėl, na, tarkim, asmeniškai aš nerengiu tokių mokymų specializuotomis temomis. Na, pavyzdžiui, kaip sukurti santykius, arba kaip išmokti manipuliuoti vyrais, arba kaip suvilioti vyrus, arba kaip pakeisti darbą, kaip auginti karjerą, ar kaip atrasti savo pašaukimą. Visur teks susitikti su emocijom. Todėl mano giliu įsitikinimu verta dirbti su pagrindu. Ne su paviršium, o su pagrindu. Nes jeigu mes išmoksim dirbti su pykčiu, su kalte, su gėda, su baime, su visomis emocijomis, kurios yra tos pagrindinės, tai viskas, mes galim spręsti visas situacijas, keisti savo elgesio modelius, tvarkyti su savo mintimis, nes visada yra grandinėlė, ne? Jeigu mes kažką jaučiam, vadinasi, yra kažkokia mintis ir kažkoks elgesio modelis. Ir todėl vat, su emocijom dirbant keičiam visas situacijas, kurios mūsų netenkina. Nes santykių temoje mes žiūrėsim, ane, kaip sukurti mūsų santykiai. Nuoskauda ir kaltė, aha, tai man reikia pereiti į kitą modelį ir išmokti tvarkyti su nuoskaudom ir kalte ir pradėti kurti visiškai kitus santykius. O kai mes išmokstam, tarkim, dirbti su kalte, mes pereinam į atsakomybę. Kai mes žinom, ką daryti su gėda, mes išeinam į pasididžiavimą. Jeigu mes žinom, ką daryti su pykčiu, mes prisijaukinam jėgą, mes darome stipresni. Jeigu žinom, ką daryti su liūdėsiu, mes ateinam į džiaugsmą ir taip toliau, nes vienas be kito neegzistuoja. Tai va, kokių veiksmų imtis, kai užplūsta labai stipri pažįstama pripažinta emocija, bet nepavyksta jos paleisti. Pavyzdžiui, visą savaitę, na, priklausomai nuo emocijos, skirtingai. Priklauso nuo to, ar tai yra agresyvi emocija, tai yra tokia slopinanti emocija. Tai visaip galima išeidinėti. Čia reikėtų konkrečios emocijos, tada galėčiau galbūt kažką pakomentuoti. Tai va, tai tiek aš norėjau papasakoti, ne, ir tie 3 žingsniai, kad mes mokomės apie emocijas, mokomės jas pažinti ir mokomės praktikuoti tą perėjimą. Tai labai labai svarbu tai daryti. Ir jeigu dar turite ūpo, turite noro, tai noriu kelias minutės papasakoti apie tokį labai labai smagų kursą, kuris prasidėjęs kitais metais, sausio 8 dieną. Tai yra emocijų dirbtuvės, bet kitu formatu. Ir pavadinau aš jį emocijų dirbtuvės proveržis. Tad jeigu
dar pasilieka, tai aš jums pasakoju tiems, kas pasilieka, o kas atsisveikina, tai ačiū, kad buvot ir iki pasimatymo. Na, o aš tęsiu ir toliau, kai pabaigsiu, jau jeigu bus kažkokių klausimų, tai vėl aš į juos atsakysiu. Kas jau esat su manimi ilgiau, tai jau žinot turbūt, kad toks mylimiausias mano kursas emocijų dirbtuvės. Bet šį kartą aš kviečiu į kitokį formatą. Tai bus 8 savaičių kursas, kuriame dirbsim su 8 emocijomis. Tai kaltė, pyktis, nuoskaudos, baimė, gėda, pavydas, pasibjaurėjimas, liūdesys. Iš esmės, ką aš ir pasakojau šiandien. Ir kaip visą tai atrodys. Bus paruošiamoji savaitė, kurios metu aš tiesiog pasidalinsiu tokiai, nuo sausio 8, pasidalinsiu esminiais tokiais darbo su emocijom principais, pratimais, būdais, technikomis, tam, kad jūs galėtumėt patyrinėti, per kokį lygmenį jums efektyviausia. Tarkim, vieniem per mentalinį lygmenį, kitiem per vizualizacijas, tretiem per analizę. Ir tai yra labai labai svarbu apčiuopti, nes dirbti su emocijom galima įvairiais būdais. Ir labai svarbu atrasti savo. O tam aš duosiu pačių įvairiausių, kad jūs galėtumėt išbandyti, kas jums labiausiai tinka. Ir paskui galima aptikti, kad su viena emocija, tarkim, tinka analizė, tokia logika, būtent per mentalinę prizmę, o su kažkokia emocija per vizualizacijas, per paleidimus. Vėlgi, kiekvienas žmogus iš esmės susidaro tokį rinkinuką savo, ką man daryti, ir kas man veikia. Tai tokia paruošiamoji savaitė, tai bus tiesiog, pratimai, šiek tiek teorijos priminti, į ką atkreipti dėmesį emocijų temoj ir taip toliau. O toliau 8 savaitės atrodys kaip 8 savaitės. Tai bus teorinės 2 pamokos per savaitę, tai bus pirmadienį, ketvirtadienį įrašai, vaizdo įrašai, pamokos 30-40 minučių maksimum, su labai esminiais dalykais. Bet kaip ta emocija veikia, kaip pasireiškia, kokią įtaką daro kūnui, kaip emocija susijusi su mintimis ir kaip keisti tas mintis. Ir labai svarbus momentas, kiekvienos emocijos kuriami elgesio modeliai arba kaukės. Kai mes nenorim susitikti su ta emocija, su mumis kažkas vyksta. Tam, kad mes pamatytumėm tą visą grandinėlę ir gautumėt įrankius, o kaip su tuo dirbti. Todėl pirmadienį, ketvirtadienį teorinės pamokėlės, antradienį, penktadienį praktinės užduotis, bet vėlgi įvairiai, ir analizės, ir bandymų gyvenime, ir pratimų kažkokių, tam, kad iš karto galėtumėte pritaikyti viską savo gyvenime, kad tai neliktų tik teorija. Ir viena savaitė vienai emocijai. Sekmadienį vakare online susitikimas per Zoomą, kas vyko savaitės eigoje, užfiksuojam, išnagrinėjam situacijas, dar kartą atsakau į klausimus, apibendrinam ir važiuojam toliau. Ir taip 8 savaitės. Plus dar bus ir grupė bendravimui, kad būtų galima iš karto gauti atsakymus į klausimus, ar kažkas vyks ir bus neaišku. Aš jums į čatą įmetu nuorodą, pasižiūrėsite. Ir kaip visada, medžiaga mokymų platformoje, teorinės pamokos įkeliamos į platformą, jūs gaunate laišką, praktiką gaunate laišką,
sekmadieniai susitinkam ir kokio rezultato galite tikėtis. Aišku, nuo jūsų labai daug priklausys, kiek jūs įdėsite pastangų. Jeigu taip dirbant nuoširdžiai su ta medžiaga, su praktiniais dalykais, tai pradės rastis daugiau tokio emocinio stabilumo ir rečiau mėtysi tas emocinės duobes, ane? Toks, truputėlį tvirtumas auga. Gerėja santykiai su savimi, o kai gerėja santykiai su savimi, požiūris į save keičiasi. Neišvengiamai arba išvengiamai gali pradėti gerėti santykiai su aplinkiniais, su kitais žmonėmis, su pasauliu. Randasi daugiau energijos, daugiau jėgų norams, siekiams, tikslams. Metų pradžioje toks impulsas, užsikrovimas, o todėl proveržis, kad toks užkrauti save gera energija metų pradžioje ir toliau keliauti per metus jau truputėlį kitaip. Ir dar daugybė nuostabių dalykų gali nutikti to kurso metu. Labai labai daug priklausys, aišku, ir nuo jūsų. Tad jeigu jums visa tai aktualu, lauksiu prisijungiant prie kurso. Ir dabar dar iki lapkričio 30 dienos yra specialus pasiūlymas iš ankstinės registracijos, tai pasinaudokite ir susitiksime jau sausio 8. Po visų švenčių atšvęsim visas kalėdas, pasitiksim naujus, pailsėsim ir tada krausim resursą naujiems metams. Tai vat tiek norėjau papasakoti trumpai. Jeigu turite klausimų, tai dar tikrai skirsiu jums laiko. Rašykite į chatą ir ar apie kažkokią emociją norit, arba Laima rašėt, jeigu patikslinsit, pasižiūrėsiu, ką galima, ne? Ar turit klausimų? Aha, pyktis ir susierzinimas. Kažkaip taip ir galvojau. Ir čia, labai, čia visą paskaitą pasakot reikia. Bet žiūrėkit, pyktis ir susierzinimas, ane? Prisimenat, sakiau, kad arba poreikiai, arba pažeistos ribos. Ir duoda energiją spręsti. Tai vat pasižiūrėkit, kokia priežastis pykčio, iš kur kyla, dėl ko kyla pyktis. Nežinau, ar matote tą. Ir tada, aišku, tobuliausias variantas, pavyzdžiui, jeigu tai yra pažeistos ribos, o žmogus elgiasi kažkaip. Aš prisijaukinu tą pyktį, įsisavinu tą pyktį, paverčiu pyktį savo energiją, tai yra neinu taškytis, bet einu su ta jėga, čia visą instrukciją reiktų pasakot, bet žodžiu, nors taip, einu aiškintis dalykų su tuo žmogumi. Ir tai atstatinėju ribas, ir tai darau 1, 2, 15, 30 kartą, tol, kol jisai liaujasi tai daryti. Jeigu pykčio yra labai daug, ir jeigu jisai taip užsitęsia, vadinasi, tikrai jau jūsų kažkokie dalykai tiesiog rėkia, Laima, spręsk, daryk, nes viskas jau, nespaudžia į kampą. Ir jeigu labai daug, vėlgi aš nežinau, kokius būdus jūs naudojat, bet, tarkim, pyktis yra, kadangi tai yra energijos daug, tai tokie labai reikalingi aktyvūs veiksmai. Tai yra, neišeis pykčio geriau nepaleidinėti per meditaciją, nes pyktis ne apie tai yra.
Pyktis yra apie aktyvumą. Todėl, pavyzdžiui, taip stipriai patrypti kojom, pakumščiuoti pagalvę, paimti garsiai padainuoti, pašokti, stipriai pasivaikščioti, vat kažkokiu būdu tą energiją išleisti. Nes jeigu, tarkim, dabar nėra galimybės išspręsti situacijos, gali tai būti. Vis tiek su ta emocija, su ta energija reikia kažką padaryti, kad jinai vidaus neardytų. Nežinau, Laima, ar nors kažką jums kryptį parodžiau, ar ne, parašykit. Aiškiau, gerai, super. Tvarkoj, tai tuomet jau visai pabaigai, ką išsinešat iš šio sekmadienio susitikimo? Kas jums buvo naudinga ir kas buvo svarbu, kad žinočiau, kad daugiau nei valandą iš tikrųjų buvo naudinga jums. Ačiū. Iš tiesų, grįžtamasis ryšys yra man labai svarbus ir įdomus jūsų. Aha, patiko mintis, kad nėra visiems vieno būdo, kaip dirbti. Taip, jau ištyrinėta per 10 metų labai labai atidžiai šitas momentas. Ačiū, Laima. Gerai, niekas daugiau nerašot. Tai tuomet šį webinarą baigiame. Aiškus išdėstymas. Super. Va, gaila, kad laiku neprisijungiau. Bus įrašas, aš jums atsiųsiu. Šį kartą bus įrašas, tai Asta galėsite peržiūrėti viską nuo pradžių. Svarbiausia, kad būtų noras. Ne? Gerai, lauksiu seminaro, super. Tuomet, nepavyko prisijungti, gal daugiau buvo neprisijungus. Čia per Zoom'o, ne, nuorodą. Kaip įdomu. Gerai. Kažkas gal pastrigę buvo. Na, taip turėjo būti. Vadinasi, viskas vyksta taip, kaip turi būti. Siunčiu jums širdučių. Ačiū labai, kad buvote šiandien. Norėjau sakyti vakarą, ne, bet pasirodo ne vakaras. Pasimatysim kituose webinaruose. Gražios jums likusios dienos ir iki naujų susitikimų. Ate.